Labadiena, gerbiami Statybų gido podcast'o žiūrovai. Šiandien turime dar vieną naują, įdomią ir tikiu, kad daugeliu aktualią temą. Kalbėsime šiandien apie pirtis, pirties pastatus, pirties kūrenimą ir apskritai. Aptarsime, kokių rūšių gali būti apskritai pirtis. Šiandien svečiuose turime du puikius pašnekovus, tai mūsų laidos bičiulį dainininką Merūną Vitulskį. Labą dieną. Ir poną Valdą, kuris atstovauja saunumą ir tai yra tikrai galima pavadinti naujos kartos pirtimi. Ir gal pradėkime nuo pačių pradžių, tai kokias apskritai būna ponas Valdai pirtis ir kokių yra variantų, kaip galima pasišildyti, taip liaudiškai tariant. Žmonės jau nuo senų senovės vaikšto į pirtis ir tų pirčių evoliucija, pavadinkime, tai vis keitėsi laikų bėgant. Tai tų pirčių šiai dienai yra pakankamai įvairių. Yra ten infraredinės, yra garinės pirtis, yra hamamas, yra visokių. Bet mums gal labiausiai pažįstamos pirtis yra tos tradicinės, kai yra krosnelės ar krosnys su akmenų dėtuvėmis, pridėta akmenų yra. Ir įvairių priemonių ten malkų arba elektros pagalba, tie akmenys yra įkaitinami, pilamas vanduo ant akmenų, tokiu būdu generuojamas garas ir sukuriamas tam tikras mikroklimatas pirtyje, toks ieškoma vis balanso tarp drėgmės ir temperatūros. Merūnai, taip gražiai nuskambėjo balansas tarp šilumos ir temperatūros. Alinai, aš tai atsimenu pirti tokią vaikystę, kai sueina vyrai ir termometro net neturėdami kaitina pirti iki tiek, žinai, kol visi būna tokiais raudonais insultiniais veidais. Ir man tai būdavo asmeniškai tragedija, aš jau lipdavau kuo žemiau, slėptis, žinai, kaip vaikai, tai vis tiek to karščio neperneša, bet man nebuvo jokio malonumo, aš vis laik norėjau, kad negalima kažkaip taip truputį mažiau tos temperatūros, vis prakaituoji, sėdi ir tieki atrodo. Ir to vėlgi to garo kontakto su žmogum, jisai galėtų būti truputėlį švelnesnis, nes jis iš esmės garas provokuoja tavo odą, poras prasidaryti. Ir nereikia tiek ten, kaip sako, 100 laipsnių. Oi, mes susikaitinam 90-100 laipsnių ir tikri vyrai tiek. Tu spaus daugiau, mes to vandens dar alaus užpilant akmenų iš vis kosmonautika. Tai aš truputį kitaip į tą pirtį žiūrėjau visada ir mano filosofija yra truputį kitaip. Aš vis laik ieškau kažkokių inovacijų, kažko tokio nematyto. Be to, kad galėtų naudotis ir mano žmona, galbūt man nesą, nes aš daug labai skraidau po pasaulį, o jinai kartais būna tokį turi pletkų mašinėlę, klubelį mergaičių, kur sueina, jos ten išsiverkia, išsikalba viena kita ir pirties pagalba tą padeda padaryti greičiau. Žodžiu, ir tą galima reguliuoti per nuotolį. Tai, kad tai būtų, tai svajonė būtų, kad tu kažkur toli, o vis tiek savo šeimą pasirūpini tais visais, nežinau, vadinamais gadžetais, žinai, gadžetų pagalba. Tai tokia mano buvo idėja. Ir sutikau nepaprastą žmogų parodoj, kuris sako, žiūrėkit, pabandykit. Ir aš kažkaip stovėjau, tai galvojau, visada lietuviai nelinkia tikėti nieko. Aš tada per nuotolį įsivertinu, bet iš tikrųjų tuo metu, kai pamačiau tą visą procesą, kad ir telefonų gali nustatymus valdyti ir visus karščius, būtent saunumo katilo. Ir per trumpą laiką, kas labiausiai mane nustebino, kad tas vadinamas inverteris, ar kaip jį be pavadinus, toks varikliukas, kuris išsklaido šilumą nuo pat padų iki pat galvos. Nes seniau buvom kažkaip neatkreipdavo dėmesio, kad iš tikrųjų, kai tu ateini į pirtį, tu sėdi ir realiai tavo kojos šąla, galva šyla, kaip girdėjom, toks dabar jau yra kaip gifas po pasaulį nešiojamas, galva šyla, protas neša, tai kažkas tokio. Ir taip atsitiko, kad ir kojos šyla ir galva šyla. Aš apklausiau dar techninių tų parametrų, nieko ten kažkokio sudėtingų reikalavimų nėra, bet rezultatas tai yra kažkas tai tokio. Ir kad tu pats gali realiai tos drėgmės santykiai nusistatyti
ir karštį, ir savo įpročius. Gali net, kad nereikėtų labai sudėtingai vien tik tai 3 kažkokius tai pasirinkimus pasidarai minkštai šiltą, vidutiniškai karštą ir visiškai, kur sako vyrai, susirenka. Bet dar to nebandėm, greičiausiai ir nepavyks išbandyti, nes ir noro nelabai yra. O ir turbūt užtenka tos 60-70, kaip sakyti, temperatūros pirties, kuri iš tikrųjų labai gerai nuteikia ir vaikai išsėdi tiek, kiek reikia, tą 15-20 minučių. Ir nieks nesiruošia iš jos bėgtos pirties ir tos drėgmės užtenka ir atrodo, kaip naujai gimęs išeini iš tos pirties. Tai visi nori tą savo šeimą kaip sakyti, sveikatingumo kelią išves, tai su saunom pagalba, man atrodo, man tą pavyks padaryti žymiai greičiau. Čia ko gero teisingumo dėlį turime pastebėti, kad Merūnas pasakoja apie saunom elektrinę pirtį. Ir jau šitas sprendimas pas Merūną yra, matėm, dar neišbandėm, bet manau išbandysim, atskira serija apie tai bus. O sakykit, Valdai, dabar grįžtant prie tų pirties tradicijų, kai Merūnas paminėjom, tas jausmas, kai tarsi nuo ausų toji oda pradės lūptis, tai ko gero mums visiems jis yra pažįstamas, bet tai irgi turėjo tam tikro žavesio, tai buvo procesas visas toks savotiškai įdomus, net sakyčiau, iki to lūpimosi. Aš suprantu klausimą, čia Merūnas labai gerai paminėjo sveikatą, nes iš tikrųjų pas mus dar gajus tie prisiminimai, kai žmonės į pirtį eidavo gerai laiko praleisti ten ir alkoholio būdavo, ir linksmumą pakeldavo, reiškia, ten ant akmenų alų pildavo, reiškia, panašiai. Džiugu, kad tas požiūris iš tikrųjų pastaraisiais metais labai kinta. Čia gal, sakyčiau, iš sovietinių laikų tos tradicijos dar pas mus kažkaip atėjusios buvo. Ir žmonės dabar žiūri į pirtį būtent kaip į sveikatinimosi vietą ir iš tikrųjų pirtis neturėtų būti ta vieta, kurioje reikėtų kentėti. Tai joje iš tikrųjų reikia semtis sveikatos, o tam ten baisiai aukštos temperatūros ir vėžio spalvos oda tikrai nepadeda. Patys pirtininkai, kurie iš tikrųjų yra tų tradicijų išlaikytojai, puoselėtojai ir atlieka pirties procedūras, jie, pavyzdžiui, standartiškai stengiasi savo procedūras atlikinėti ten periodinio kūrenimo pirtyse, dūminė pirtis. Yra susiformavęs toks požiūris, kad būtent šitose pirtyse galima susiformuoti tą sveikiausią mikroklimatą, nes ir iš tikrųjų ten garas yra ilgas, švelnus, jeigu teisingai viską darai ir tvarkingai viską naudoji, tokioje pirtyje tikrai žmonėms malonu leisti laiką. Bet inovacijos, jos savo duoda ir keičia jos pasaulio aplamai, ne tik pirčių sferoje, visame kame. Ir šiais laikais tikrai galima tų inovacijų pagalba, net ir tose pačiose pirtyse, tradicinėse jau, kur metų metus naudojama, ten principas yra naudojamas ugnis per akmenis, reiškia, kur ugnies pagalba, ugnis tiesiogiai kaitina akmenis. Tas procesas užtrunka ilgą laiko tarpą, kadangi reikia įkaitinti didelį kiekį akmenų, tada viskas yra išvaloma, išvėdinama ir nuo tos sukauptos akmenyse šilumos pilant vandenį generuojasi garas. Todėl ir pats garas būna toks, iš tikrųjų, yra tas posakis, ilgas ir švelnus. Tai jis toks ten ir yra. Tačiau yra kitų problemų pirtyse, kurios žmonija kamuoja N metų. Tai pagrindinės tai yra stratifakcija arba temperatūrų sluoksniavimasis vertikaliai. Tai yra karštis kyla į viršų, karštas oras ir garas tame tarpe, tas karščiausias, kurį, kai užpili vandenį ant akmenų, iš pradžių jis pakyla į viršų,
po to leidžiasi po truputį žemyn ir tikriausiai visi, kurie buvom pirtyje, esame pajutę tą karščio bangą ateinančią tokią iš viršaus, prispaudžiančią mus ten įkvėpti sunku yra, nes šnervės degina ir čia yra pagrindinė pirčių problema. Pirtininkai įvairiausiais metodais bando tą situaciją pataisyti. Tai yra naudojamos įvairios vėduoklės, reiškia rankšluosčiai, kurių pagalba stengiamasi sumaišyti tą orą. Ir ta pati vanojimo technika tam padeda. Jų yra įvairiausių ir darbas vantomis yra sudėtingas reikalas. To mokomasi gan ilgai, laikomi egzaminai, gaunami sertifikatai ir tikrai pas mus pirtininkų yra labai nemažai sertifikuotų ir išmanančių gerai savo darbą. Todėl, mano manimu, tos tradicijos išlaikyti jas pirtyje yra faina. Ir žmonėms, ir iš tikrųjų gajus tas dalykas mumise yra, tačiau tai nereiškia, kad viskas, kas kažkada buvo sugalvota, yra nekintama, yra tik tai taip yra gerai, o niekaip kitaip nebus gerai. Inovacijų pagalba iš tikrųjų galima ir tose senovinėse pirtyse pasiekti visai kitokį rezultatą. Tai yra išspręsti būtent temperatūrų sluoksniavimosi klausimą, tuo pačiu deguonies paskirstymą po visą pirtį, nes dažniausiai viršutinėse sluoksniuose jo trūkumas pastoviai yra, kodėl po pirties dažnai būna nuovargis, galva netgi kartais skauda, todėl kad smegenims deguonies pritrūksta. Taip, ir iš karto klausimas tada galbūt Merūnai, vis tiek kaip rinkaisi pirtį, tai jeigu jau žvelgiant į tą vaikystę, tai ko gero ir tau mama su tėčiu yra sakė, kad elektra vonioje nėra vonios kambaryje pats geriausias sprendimas. Ar apskritai pirtyje elektrinis įrenginys gali atstoti tą malkinį reikalą ir kaip su saugumo reikalu pilt nealkoholinius gėrimus ant tų akmenų? Ar apskritai galima, ar nelabai? Elektrifikacija egzistuoja apie 780 metų, tai žmonės jau ir elektrai atsparius ir vyriausius laidininkus ir, nežinau, izoliaciją sukūrė, yra karščiai atsparęs. Tai aš labai žiūriu į tą kažkaip tai teigiamai, nes yra vis dėlto per laiką viskasgi tobulėja. Ir ką norėjau dar pasakyti, viską vardino apie tą pirčių, apie sąlygas pačias pirtintis mes daugiau kalbam. Tai kaip tu tų sąlygų karščiui ar garui sukelti, kokias tu jas, jos visos yra, viskas okei yra, viskas labai faina. Ir tradiciškų būdų, ir nežinau, ten gal infraredo aš esu nešalininkas, nežinau, savo nuomonę turiu, bet visos kitos atrodo man ta pati elektra, jinai sudaro sąlygas toliau išlaikytas pačias pirtinimusi tradicijas. Ta pati vanta, tas pats pakaitinimas, tas pats garų išvi, tik tai viskas, kaip sakyt, mes galime ir šiandien arkliais jodinėti iki Prancūzijos, ką darydavo karininkai, bet kažkodėl renkamės traukinius lėktuvus, nes viskas yra inovacijos ir viskas yra ateitis ir viskas tobulėja kiekvieną dieną. Tai tas pats ir čia, nereikia mums jokių rankšluosčių sukiot. Tam yra specialūs varikliai, kur sėdėjo pats firmos įkūrėjas ir inžinierius, kuris daug tų varikliukų sudegino, kad išbandyt, kaip vis dėlto padaryti, kad tas varikliukas išskaidytų visą tą viršaus, reiškia, paėmus iš viršaus garą, kad ir kojos gautų tos šilumos. Tai vis dėlto žmonės savo darbą teisingai dirba, jeigu viskas pasiteisino. Ir jau kelintą kartą aš dabar galvoju, tų pirčių jau yra kiek išleista. Tarkim, patirtis dabar, kiek jie laiko egzistuoja kaip pasaulyje? Gal aš truputį tą prieš istoriją truputį papasakosiu, iš tikrųjų, kaip aplamai gimė ta idėja, nes su tomis problemomis, kuriomis minėjau, tai esam susidūrę visi, lygiai taip pat susidūrė mano senas pažįstamas Andrius Varė, estas, jis yra inžinierius šilumininkas, kaip Merūnas minėjo, reiškia, ir jis paveldėjo, tiksliau kelios kartos ten gyveno vienkiemyje tokiam, kuriam buvo dūminė pirtis.
Ir eidavo į tą pirtį ir kai persikėlė gyventi į miestą, tai į Taliną, reiškia, savo namuose norėjo būtent susikurti kažką panašaus, kur garas būtų švelnus, ilgas ir taip toliau. Ir pradėjo ieškoti, kas čia ką gamina, kas čia ką gali pasiūlyti rinkoje. Ir pasirodo, kad per tiek metų niekas nieko nesugalvojo. Nu ir tada čia 2000 kažkelintais, ten 4, gal kokiais metais prasidėjo įvairūs jo eksperimentai, po to buvo įtrauktas Talino technologijos universitetas, nagrinėjo būtent visus procesus, ten laboratorinius tyrimus visokius atliko ir per daug metų buvo bandoma ieškoti įvairiausių gaminami prototipai. Buvo bandoma ieškoti tų sprendimų, kas padėtų išspręsti tas žemiškas problemas su pirtyje. Ir po kažkiek tai metų atsirado tie pirmieji prototipai, kurie būtent ir buvo bandomi tiek pas jį pirty, jis ten kelis kartus tą pirtį perstatęs savo yra, o galutiniam rezultate ir gimė įrenginys Saunum. Todėl, kad visuose Saunum įrenginiuose yra integruota maišymo sistema, kuri būtent, kaip Merūnas minėjo, paima karštą orą iš viršutinių patalpos pirties sluoksnių, leidžia žemyn, pamaišo su apačioje esančiu vėsesniu oru ir iš apačios atiduodamas toks miksas. Ir kai užpili vandenį ant akmenų ir tas garas pakyla į viršų, tai didžiąją dalį to garo irgi pasiima įrenginys, leidžia žemyn, pamaišo deguonies apačioje turinčio oro ir tas miksas yra atiduodamas į pirties patalpą. Ir per pusę minutės, kai yra įjungiama šita sistema, praktiškai per visą pirties aukštį suvienodėja temperatūra. Tai yra galva nebekaista, kojom šilta ir visas kūnas praktiškai gauna vienodą temperatūrą, vienodai prakaituoja. Mažo to, kai deguonies yra įmaišoma, kvėpavimas pirtyje patampa visai kitoks. Ir tada atrodo, tu normaliai atrodo, sėdi, kvėpuoji. Kai sakau, neatsibosta sėdėti ir nejauti kažkokios kančios. Ir tiesiog sėdi ir sėdi. Nežinau, gleivinį, neprilimpa liežuvis? Ne. Tai kokia čia pasakytų mėgėjai. Ne, tai visiškai yra kitoks būdas ir tas pats įrenginys, nes yra įrenginių, kur su elektrinė krosnelė integruoti yra, tačiau yra įrenginiai, kurie yra skirti tik maišymo procesui ir tose pirtyse, netgi periodinių kūrenimų krosnis, kur yra malkom kūrenama, tą įrenginį pastačius, tą patį efektą galima turėti. Ir ką jis padarė, savo dūminėje pirtyje pastatė būtent kampe tą įrenginį. Nes aš pirmą kartą jį ten ir pamačiau ir paklausiau, tai kas čia? Sako, aš tau toj parodysiu. Ir parodė. Išjungus, užpylė vandens ant akmenų, atėjo ta standartinė banga, kurią žinau, jis įjungė ir ta banga taip nuėjo ir visai kitoks malonumas atsirado sėdėti, išsėdėti gali žymiai ilgiau, net vaikai, kurie anksčiau į pirtį net neidavo, vien dėl to, kad po to užpylimo vandens nuo tos bangelės bėgdavo lauk. Tai ir jie išbūna pirtyje iki pusės valandos kartu su suaugusiais, nes nebereikia pirtyje kentėti. Tai čia yra tik tai keletas iš tokių, bet esminių momentų, kaip pavyko pirtyje išspręsti labai senas problemas. Ir mano gilių įsitikinimų, Saunum šiai dienai yra revoliucija pirčių pasaulyje. Iš tikrųjų, nes per tiek daugelį metų kažkaip niekas nesugalvoja. Ne vienas kitas gamintojas pasaulyje analogiško sprendimo pasiūlyti negali. Ir galbūt čia reikėtų tada, vėlgi, pažvelkim ir į privalumus šitos sistemos. Merūnai, ar turi Saunum appsą, paaiškinsiu žiūrovom, tai yra programėlė telefone, kurios pagalba galima valdyti įrenginius net ir per nuotolį. Nežinau, ar tokia turi, o jeigu turi, ar tu ją naudojasi? Tai be abejo, nes visai neseniai paskambino draugai, sako, labai norim įpirti. Sakau, kamera, aš neturiu laiko. Sorry, tiesiog darbų yra labai daug. Bet, sakau, turiu variantą. Jeigu norit, galite varyti. Aš sakau, viską sujungsiu, jūs atvažiuosit iškart ant pirties. Taip ir buvo. Jie nuvažiavo, viskas buvo, sakau, tu čia buvai? Ne, sakau, nebuvau. Kaip čia viskas? Sakau, net užpilta vandens. Ne, net vandens nereikia pačiam pilt. Realiai, jeigu tu nori tiesiog mėgautis tą kažkokią meditaciją toj pirti,
Tai net yra dažnumas to vandens padovimo ant akmenų, yra lašinimas pastovus, yra apačioje net eukaliptinėms kamuoliukams su druska tokia juostelė, ant kurių lašant garuoja. To nieko, žodžiu, nereikia daryti. Iš tikrųjų, tai, žinai, atrodo labai, kad aš kažkoks toks vartotojas ar reklamuotojas, kuris stengiuosi piršti. Bet iš tikrųjų, aš kiekvieną daiktą, kad savo gyvenime perku, aš vis laik atlieku tokią išsame analizę. Ir labai buvo įdomu. Kalbėjau, net man teko, ačiū Dievui, kaip sakai, visai netyčia, bet toj pažiūrėjau parodoj susipažinau su įkūrėju ir to pačiu inžinieriu. Ir pamačiau, kokio, žinai, kartais žmogaus net veidas atspindi tą tokį nuoširdumą ir kur žmogus tiki savo kažkokią tai kūrybą, kuri dabar sveikatingumą gali, žinai, kažkaip taip mūsų Lietuvos bendruomeniai plėsti dideliais žingsniais su inovacijom ir taip toliau. Tai mano, kaip sakyt, atveju aš labai vis tiek buvau tas integruotas, daugiau galvoti apie šeimą, kad jiems būtų patogu, kad manęs nebūnant galėčiau pasirūpinti. Tai kaip sakė apie tą patį appsą, visi nustatymai, yra kelios pozicijos, kokios tu nori pirties. Su vaikais eini galbūt žemesnę temperatūrą, su kompanija eini didesnę temperatūrą pasirinkti. Tai jau visi nustatymai bendri tūrio, kvadratūros, kiek to garo, kiek drėgmės palaikyti, viskas yra palei tavo pomėgius. Viena, kad gal vienaip nori, kita, kad gal nori labiau pasikaitinti. Aš šiai dienai nežinau, man tai net turbūt, jeigu antrą namą statyčiaus, tai net kalbos nėra, ką aš rinkčiaus. Tai tiesiog taip labai iš praktiškos pusės aš kalbu ir nereikia bijoti tų naujienų, nes visada yra ir fainas servisas, kur, žinai, paskambini, paklausi, visada konsultuosi ir net vėlų vakarą, jeigu su draugais būri, tai visada pakels telefono ragelį. Tai čia yra labai, aš skaitau, labai svarbu ir pagirtina. Tai funkcionalumas be abejo, kad tai yra milžiniškas privalumas, iš tikrųjų, tai ypač per nuotolį. Tik dabar norėčiau tada dar vieną irgi kontrklausimą užduoti. Kaip visi lietuviai, ką labiausiai mėgsta? Skaičiuoti. Malkučių galima atsinešti iš miškelių. Galima? Elektros iš miškelio atsinešti jau sunkiau. Merūna, kaip sąskaitėlė po mėnesio naudojimo? Čia aš vėlgi žiūriu labai novatoriškai, nes aš, kaip sakyt, visada mano svajonė buvo turėti autonominį namą. Tai kadangi pas mane saulės kolektoriai, aš su to problemos neturiu. Visa pirtis, visi pas mane katilai, turiu omeny ir džekuzi šalia esantis, irgi yra ant elektros, tai aš kažkaip taip nuoskaudo šitoje vietoje tikrai neturiu ir neturiu net su ko palyginti, bet šiai dienai, tai kai vis laik matai sąskaitoje nulį, tai yra vidinis džiaugsmas, kad net ir pirtim naudodamas tas net ir turi patogumą, ir malkų nereikia pirkti, ir praleisti tą brangų laiką, kai tu, kiek mano, tarkim, pagal patirtį pas draugus atvažiuoji, tai klausyk, kol tas alus atsidaro, tai praeina labai daug. Jau tas žmogus laksto, tų malkų parsineš, po to reikia tas anglis išdegusis ištraukti. Procesas ilgas labai. Galima sakyti, kad tai yra gal dalis viso šito proceso, gal ir faina labai. Bet šalia viso šito tu prarandi daug brangaus laiko, kur tu gali pabendrauti, kaip tau sekas, kaip darbai, kažką tai kaip sakyti, introdukciją padaryti, o jinai lieka ties malkomis ir anglimis. Tai, aš pasiriksiu gal tiesiog paspaust mygtuką, tegul laša, tegul kaista, tiesiai kalbėdami, kaip sakyti, introdukciją padaryta jau važiuojant. Ir tu saurame sąžinė eini, žinai, kad bus negėda užeit, nes bus karšta ir nereikės niekam alaus pilti, nes jau pagarba tokiam aparatui. Nors tą reikia irgi apšviesti. Tai tai tiesiog, nežinau, aš nesustočiau apie tai kalbėti. Žodžiu, Merūno elektros kainos visiškai negazdina, bet gerbiamas Valdai, jeigu yra žmonių, kuriem netaip gerai gyvenime pasisekė kaip Merūnui ir žmonės neturi panelių saulės, tai sakykit, koks yra apskritai įrenginio galingumas ir kokias galimos sąnaudos, taip, aišku, reikia atsižvelgti, kiek tu naudosi, čia taip vienareikšmiškai išvest negalima, bet taip grubiai, plius minus. Ja, tai noriu pasakyti dar, kad iš tikrųjų kokią pirtį įsirengti, čia dar labai daug kitų aplinkybių įtakoja, ne? Jeigu tu gyveni mieste ir, pavyzdžiui, ten iš jūs kūrenti negalima, tai variantas lieka tik tai
elektrą statyti. Jeigu tu gyveni bute, pas mus dar nėra labai populiaru, bet Suomijoje ten kiekvienam bute praktiškai yra pirtis. Ir ten irgi natūraliai niekas krosnelių nekūrena butuose. Tai specialiai Saunumas net padarė tokią 3,6 kW galingumo krosnelį, kuri būtent skirta butuose pastatyti, kaip pirtelė nedidelė. Ir iš tikrųjų bet kokią krosnį, ar malkomis būtų kūrenama, ar elektra, reikia parinkti teisingai, pirmiausia pagal patalpos tūrį. Ir savaime suprantama, kuo didesnė krosnelė, galingesnė, kuo didesnis akmenų kiekis, kurį reikia įkaitinti, tuo daugiau energijos reikės. Kokia ta energija bus? Ar išgaunama malkų pagalba, ar elektra? Čia vėlgi, kaip minėjau, daug aplinkybių įtakoja. Šiaip toks labai grubiai galime mes čia paskaičiuoti kartu. Tokia, sakyčiau, populiariausia individualiuose pirtyse yra apie 9 kW krosnelė. Tokia ne per didelė, ne per maža, vidutinio dydžio pirtis. Tai ar ten bus malkom kūrenama, kilovatų vis tiek reikės tiek pat. Tai malkom, tiesą sakant, neskaičiavau, kiek užtruktų arba kiek sunaudotum malkų tam kūrenti. Bet elektrą labai galima paprastai paskaičiuoti. 9 kW tai yra įjungus dirbs maksimaliu kaitinimo režimu, tai 9 kW dirbs valandą laiko, kaitins, kol pirtis įkais iki nustatytos temperatūros. Plius minus čia, be abejo. Po to pirtis palaikymui naudoja maždaug 25-30% tos savo krosnelės galios. Tai jeigu ten procedūra trunka kokias 4 valandas su įkaitimu, kaip pavyzdys, tai ir galima paskaičiuoti 9 kW padauginti iš kWh kainos, tai bus, kiek ten imkim, kad paprašiau skaičiuoti būtų 20 centų, ne? Tai gausis, kiek ten, euras 80 tikriausiai, taip. Toliau kitas 3 valandas, tai tą eurą 80 tikriausiai reikėtų paimti 30% maždaug, kadangi nuo galios, tai reiškia apie 60 centų ir tai 3 valandas, tai dar euras 80, tai 2 eurai, 3 eurai 60 kainuoja nueiti į pirtį. Bet dabar sustokim kolonėlį, nusipirkim malkų. Jo. Glėbelis malkų. Čia net ne malkų, čia kavos padelis, nežinia, ar gal 6 kažkas 5 eurai. Nu tai paskaičiuoji. Aišku, su elektrinė krosnelė visuomet mes galime nusistatyti tokią temperatūrą, kokią pageidavome ir laikyti ją būtent tame lygyje. Su malkomis jau yra niuansėlių. Ten, kad gali apytiksliai, jeigu tu labai gerai pažįsti savo krosnelę, ten gali paskaičiuoti, kad įmetus glėbelį, jis palaikys ten tiek. Tai pradžiui jis pakels, paskui mažės, bet plius minus irgi gali ten bandyti balansuoti. Tačiau nuotolinių būdų malkų tau niekas neįmes, reiškia nustatymų niekas nepadarys. Netgi, pavyzdžiui, jeigu nuotolinių būdų važiuoja ir sakai, eisiu į pirtį, tačiau tau kažkas paskambino ir pasikeitė planai, tu gali ją lygiai taip pat išjungti. Tai čia yra visos tos inovacijos, be abejo, šitas inovacijas turi visi gamintojai ir nuotolinį valdymą, ta prasme, ir įjungimą, išjungimą, bet Saunum skiriasi nuo visų šitų būtent savo kita inovacija, apie kurią, reiškia, mes ir pasakojam. Tai yra sprendimas, kuris, tarp pasikartosiu, analogų pasaulyje neturi. Ir lygiai taip pat, kaip minėjau, su malkinė krosnele klimatą galima pasidaryti lygiai tokį patį, tai ten iš viso įrenginys, kuris statosi, jis 60 vatų naudoja, kaip lemputė standartinė kažkokia kaitinimo. Tai o efektą turėsi panašų kaip ir su elektrinė Saunum krosnelė. Tai ir tos krosnelės irgi, būna žmonės ten pasistato pirtis, investuoja jas daug, tačiau
mano supratimu, tai krosnelė yra pirties širdis. Ir kokią tu ją įsirengsi, nuo to priklauso, kokį pirtimi daugelį metų naudosies. Nes Merūnas čia va tą perklį užsiminė, tai aš galiu tik pratęsti jo tą mintį, kad žmonės anksčiau jodinėdavo arkliais. Ir paimkime tolimą kelionę kokią nors, ne? Jeigu tu atsisėsi ant arklio ir jos iš Vilniaus į Klaipėdą, tai kelionės gale kaip savie jausies, visas nuvargęs, nukratytas, tikriausiai poilsio daug kur reikės stoti ir panašiai. Dabar važiuojame automobiliu. Vėlgi, tų automobilių būna įvairiausių. Ten būna seną Žigulį galima paimti, ne, ten, ir paimti ten šiuolaikinį elektrą varomą, kokį nors ten Mercedesą, Tesla ir panašiai, kur visiškai kitos priemonės yra instaliuotos. Ir visa tai yra padaryta inovacijų dėka. Tai kai tu tokią kelionę nuvažiuoji, tai pirmas dalykas, nuvažiuoji greitai, nuvažiuoji komfortiškai, tave navigacija nuveda. Kodėl niekas popierinių žemėlapių beveik nebenaudoja? Todėl, kad tu turi navigaciją. Tai visa tai yra inovacijos. Ir tradicijos yra viskas gerai. Aš už jas. Jos vienyje žmonės, apjungia, leidžia prie istorijos prisiliesti. Tačiau nereikia nusispjauti į inovacijas, nes jos mus varo į priekį. Tai yra progresas. Ir šičia manau, kad reikia atrasti tą balansą tarp tradicijų ir inovacijų. Tai yra būtent... Saunum tai ir gali pasiūlyti. Saunum tikrai tą gali pasiūlyti. Vai gerai, ir ką, tada manau, kad tikrai šita tema yra, neišsemiama, čia matydami mes apie tai darysim dar ne vieną laidą ir tikrai pasikalbėsim, o mūsų žiūrovom, ką mes galim nuo statybų gido palinkėti, pabandykite. Nieko mes nei peršam, nei neperšam, tiesiog informuojam jūs, kad yra atsiradusios naujos galimybės, o pabandžius tikrai susidarysit savo asmeninę nuomonę. Ačiū labai Merūnui Vitulskiui, dėkui, kad užsukai šiandien. Ačiū iš kvietimą. Ačiū ponui Valdai. Ir iki sekančių kartų. Dėkui ir susimatysime. Iki. Ačiū, iki.